Mūsų Dievas, meilės Dievas, savon šeimon vedas. Gerasis mūsų tėvas mylėti mus kviečias. Jis ragina širdingai gyventi mus dorai. Tikėjime vieningai tarnauti jam tvirtai. Šėtonas drumsčia taiką ir skaldo mūsų gretas. Jis valioj savo laiko viliodamas klasta. Jis trukdo Dievo žodžiui lankyti širdeles. Jame Jėzus parodo, ko turim siekti mes. Malonė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo ir bendrystė Šventosios Dvasios teesie ir tepasilieka su mumis visais. Paklausykime šiam 21 sekmadieniui po Šventosios Trejybės mūsų viešpaties žodžio iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jeigu kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulę tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tai tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai tuos savo brolius, tai kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip tobulas jūsų dangiškasis tėvas. Amen. Melskimės. Viešpatie, saugok savo šeimą nuolatiniu gerumu, kad tavo globa jį būtų apginta nuo visokiausių nelaimių ir tikėjimo darbais pamaldžiai tarnautų tavo vardui. Ir to meldžiame per Jėzų Kristų, tavo sūnų ir mūsų viešpatį. Amen. Pasaulis dažnai nesupranta krikščionių ir šaiposi iš kai kurių Jėzaus posakių. Ir vienas tokių, jeigu kas užgautų tave per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Skamba gražiai, bet kaip gyventi pagal tokį mokymą ir tokį įsakymą. Tai yra mokymas, dėl kurio krikščionys visuomet išsiskyrė iš kitų religijų ir vis dar išsiskiria šiame pasaulyje. Panašiai kaip karalius Saulius dėl savo ūgio visa galva išsiskyrė iš savo tautiečių. Ir ant tos galvos buvo uždėta garbės karūna, vėliau karaliui Sauliui pasirodžiusi per sunki. Ar ne per sunkia? Garbės karūna uždeda mums viešpats tokiais savo įsakymais. Pirmiausia, Jėzus primena mums apie kerštą. Kadangi mūsų širdis yra kerštingos, ilgai nešiojančios, jas prislėgusi akmenį. Dar Mozė bandė pažaboti savo tautos kerštingumą. Būtent apie tai kalba Mozės įsakymas akis už akį ir dantis už dantį. Jeigu jaunuoliai susimušo ir kažkuris išmušo kitam dantį, nereikalausi už tai kaltininkui nukirsti rankos, dantis už dantį. Jeigu dėl kito kaltės kas nors apako,
nereikalausi kaltininko galvos. Ir Mozė dar numato prieglobsčio miestus, kur nuo keršto galėtų pasislėpti kaltininkai, dėl kurių kalties, kad ir netyčia, įvyko kokia nors nelaimė. Kažkas buvo sužalotas ar netgi žuvo ir artimieji reikalauja kraujo keršto, o Mozė pasiūlo prieglobsčio miestus, kol bus išnagrinėta byla. Dar Mozė numato ir susitaikymą, atlyginimą už padarytą skriaudą ar žalą. Ir šie principai vis dar naudojami ir mūsų laikų teisėje. Tačiau Jėzus kalba ne tik kaip mokytojas, bet ir kaip Dievo sūnus sakydamas: bet aš jums, savo mokiniams, sakau ir įsakau. Nesipriešink piktam žmogui. Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Ir čia yra ne vienas, bet netgi du nurodymai. Piktas arba piktavalis žmogus gali būti koks nors agresyvus žmogus, plėšikas, galvažudys. Nesivelk į ginčą su tokiu žmogumi, nesipriešink jam. Žinoma, jeigu tu nesi policininkas ar kitas įgaliotas asmuo tvarkai palaikyti, nepradėk muštynių. Išlik taikus ir ramus. Jeigu kas paklaustų, ar norėtum dar šiandien gauti milijoną, praturtėti, turbūt dauguma netgi nebejojo, kad tvirtai atsakytų taip. Bet jeigu paklaustų, ar tikrai norėtum šiandien turėti milijoną, žinodamas, kad rytoj nebeprabusi, daugelis turbūt susimastytų ir atsakytų: nebenoriu aš to milijono, bent jau ne tokia kaina. Gyvybė ir gyvenimas yra daug vertesnis negu milijonas šiandien, o rytoj jau nutrūkęs gyvenimas. Tad kuomet sakoma, nesipriešink piktam žmogui, neprovokok jo, neduok preteksto, yra sakoma, saugok savo gyvybę. Tavo gyvybė yra svarbi ne tik Dievui. Prisimink, kad tu esi reikalingas ir savo artimiesiems. Ir mokinkis piktą nugalėti gerumu. Ir šventoji dvasia tau suteiks išminties. Panašia linkme ir mūsų mintis Jėzus nukreipia primindamas apie dešinį skruostą. Suduoti per dešinį skruostą reiškia bandyti išprovokuoti. Daugelis nepatyrusių ir karštakošių jaunuolių po to jaustųsi labai pažeminti ir gindami savo garbę įsiveltų į muštynės. Bet Jėzus įsako mums kaip brandiems žmonėms: jeigu piktavalis žmogus tau sudavė per dešinį skruostą ir jautiesi įskaudintas, netgi įtūžęs ir galbūt netgi širdyje jam linki kokiu nors blogių dalykų, kaip staigios mirties ar kokios nelaimės, tai sustok, susivaldyk ir atsuk jam kitą savo skruostą. Nes piktą reikia nugalėti gerumu ir susivaldymu. O stiprus žmogus yra ne tas, kuris engia ar terrorizuoja savo artimuosius. Stiprus žmogus yra tas, kuris geba susivaldyti, susilaikyti nuo keršto ar piktų, kerštingų veiksmų. Ir visada prisimink, kad tu nesi bejėgis, kad privalėtum pats apsiginti ir daryti savo teisingumą, kaip tau liepia nuodėminga širdis, sakydama, o kas kitas tave apgins. Pirmiausia, prisimink, kad tave saugo Dievas. Tave saugo ir Dievo įsakymai tokie, kaip nežudysi, Dievas uždraudžia tavo gyvybę atimti. Tave saugo pati Dievo ranka per policiją ir kitas institucijas, kurios teisėtai nešiojasi ginklą ir gali panaudoti prieš piktą darančius. Savo apsaugą patikėk šiai maloningai Dievo rankai. O tau Dievas leidžia eiti šventųjų keliu ir piktą nugalėti gerumu. Ir Dievas tegul tau suteikia dar ir dievišką išmintį. Piktame žmoguje pamatyti vargingą nusidėjėlį, kurio išganimo taip pat trokšta Kristus. Piktavaliame žmoguje pamatyti pasimetusi, tamsybėse skendinti kartais labai, nors ir arogantišką, bet ir kartu labai nelaimingą žmogų, kuriam reikia parodyti Dievo šviesą. Ir Kristus kalba: jūs esate mano šviesa ir jūs esate mano druska. Pasaulyje yra daug godžių žmonių,
Gali netgi tekti bylinėtis su tais, kurie nori tave apiplėšti ar praturtėti tavo sąskaitą. Todėl Kristus kalba, jeigu kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Pirmiausia, turime žinoti, kad taip elgtis yra uždraudęs Mozė. Negalima iš žmogaus atimti paskutinio rūbo, paimti šiltą apsiaustą, kurį jis naudoja nakčiai užsikloti, kad nesušaltų. Privalai tai jam sugrąžinti iki saulėlydžio, nurodo Mozė. Tad kam imti tai, ką privalėsi netrukus sugrąžinti? O iš tavęs atimantis paskutinius marškinius praturtės nebent tik tai savo piktadarybėmis. Virš jo jau dabar kabo Dievo rūstybė, o tu atiduodamas netgi apsiaustą praturtėsi savo geradarybėmis, teisumu, taikumu. Tapdamas neturtingesniu netgi už Elgetą būsi turtingesnis pas Dievą. Ir tai darydamas, nenustok pasitikėti ir pasikliauti Dievu. Juk pasaulyje yra daug gerų Dievo vaikų, kurie matydami tokią neteisybę ir tavąjį teisumą tikrai sušelps tave, pamaitins, neleis mirtinai tau sušalti, nes kaip jie galėtų apleisti savo brolį ir sesę Kristuje. Žinodami, kad tau patarnaudami taip, jie patarnauja pačiam Kristui. Ir dar Jėzus prideda, jeigu kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo 2. Tuo laiko žydai visi labai gerai suprato, apie ką čia kalba Jėzus. Nes valdžios institucijos ar romėnų kariai galėjo sulaikyti bet kurį žmogų ir iš gatvės jį paimti tam tikriems darbams. Pavyzdžiui, priversti nešioti tam tikrus daiktus ar atlikti tam tikrus darbus, nueiti tam tikrą kelią. Štai, kad ir Simonas Kirenietis buvo priverstas padėti Jėzui nešti kryžių. Ne todėl, kad jis būtų to norėjęs, bet kareiviai jį sustabdė ir uždėjo ant jo pečių kryžių. Ir jis negalėjo nuo to atsisakyti. Nes Jėzus jau buvo per daug nukankintas, per silpnas nešti savo kryžių. Ant Simono pečių uždėjo kruviną kryžių. Ir Simonas ne savo norų susitepė Jėzaus krauju ne tik rankas, bet ir savo rūbus. Bet taip jo vardas buvo įrašytas į pačią švenčiausią knygą ir dabar milijonai žmonių girdi apie jo geradarystę. Taip ir Jėzus moko, jeigu kas iš valdžios sustabdytų tave ir priverstų atlikti kokius nors darbus ar panešėti daiktus, priverstų mylę nueiti, tai nueik su juo ir 2. Ir žinok, kad tas laikas nėra tuščias. Kelyje arba dirbant tam tikrus darbus žmonės kalbasi. Ir tu turėsi galimybę paliudyti savo tikėjimą, Dievo žodį, paliudyti savo gyvenimu, savo nuoširdžiu tarnavimu, savo dorumu ir sąžiningumu. Tai nėra beržės ir tuščias laikas. Dar Jėzus įsako, prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Tai nereiškia, kad turi sukčiams atiduoti savo pinigus. Nes krikščionys išmintingai tvarko savo turtą ir pinigus. Čia Jėzus kalba, jeigu matai savo brolį bėdoje ir būdamas neviltyje jis nori iš tavęs pasiskolinti, paskolink jam. Netgi žinodamas, kad jis gali skolos tau nesugrąžinti, nepajėgti sugrąžinti. Tu tapsi turtingesnis Dievo akyse ir gausi savo atlygį Dievo artybėje. O jeigu jam vis dėlto pavyktų sugrąžinti tau skolą, jis visuomet prisimins tavo geradarystę, kad padėjai jam, atsidūrusiam didelėje bėdoje ir turėsi dėkingą kaimyną, dėkingą draugą. O to nenupirksi jokiais pasaulio turtais ir pinigais. Kiekvienas krikščionis turėtų būti ir atidėjęs tam tikrą sumą, kurią jis yra nusprendęs paaukoti vargstančiam ar bažnyčiai. Aš esu pastebėjęs, kai svarstai, kiek aš galėčiau duoti ar paaukoti, tuomet ima suktis įvairios mintys, bet kai žinai, kad esi atidėjęs tam tikrą sumą, kurią nori Dievo garbiai panaudoti, tai nėra taip gaila tai padaryti. Paaukoti Dievo darbui, kurį Dievas daro per bažnyčią, kad bažnyčia išliktų Dievo žodžio švyturiu šiame pasaulyje.
Lygiai taip pat mes turėtume tam tikrą sumą atidėję turėti ir vargstantiems, kai kada nedrįstantiems paprašyti pagalbos. Pavyzdžiui, nukentėjusiam nuo gaisro, sunkiai galą su galu suduriančiam ar neišgalinčiam nusipirkti vaistų ar gydymų. Juk Dievas duoda mums turtus ne tik tam, kad naudotume juos vien savo malonumams, bet tai, kad turėtume praktiškai kuo parodyti savo tikėjimo kilnumą. Tad Jėzus moko: prašančiam duok ir iš norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. O jeigu tavo širdie vis dar kyla įvairiausių abejonių, tai juk tam ir turi šventąją dvasią, kad maldoje prašytum patarimo iš Dievo ir aiškumo. Dieve, parodyk man, kaip aš turėčiau teisingai pasielgti vienoje ir kitoje situacijoje, parodyk, ar teisingai elgiuosi. Yra dar viena auka Dievui, kuri brangesnė netgi už pinigus. Tai šventųjų maldos ir visi gailestingumo darbai. Kartais, kad gerą darytum, nebūtina būti turtingu, nes bet koks patarnavimas artimui jo bėdoje gali tapti mūsų brangiausia auka Dievui. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Toliau kalba Viešpats. Jūs esate girdėję, tai yra Mozė ir rašto mokytojai jūs taip mokė. Ar Jėzus nori tai pasakyti, kad jie klydo? Jokiu būdu. Tačiau turime prisiminti, kad priešų būna įvairių. Kartais žmogus nuodėmingai prisiriša prie savo priešo ar klastingo žmogaus, o tą, kurį turėtų mylėti, tai yra savo artimą, jis apleidžia. Todėl Mozė ir įsakė mylėti savo artimą ir nekęsti klastingo savo priešo. Bet to priešų būna ir dvasinių - mirtis, nuodėmė, velnio galybė. O Jėzus kaip mūsų atpirkėjas mums įsako ne tik mylėti savo artimiausius, tai yra savo tėvus, brolius ir seseris, savo vaikus ir savo sutuoktinį, savo brolius ir seseris Kristuje, kuriuos turime bažnyčioje. Jis įsako mus mylėti netgi priešus ir melsti už savo persekiotojus. Ir štai paklausykite, kokie teisingi ir gražūs žodžiai yra mūsų liturgijoje, maldos žodžiai, kuriais išpildomas ir šis įsakymas. Mūsų priešams, persekiotojams ir apkalbėtojams atleiski, bei juos atverski. Čia mes prašome, kad mūsų priešai ir apkalbėtojai atsiverstų, pasikeistų ir kad Dievas atleistų jiems jų nuodėmes, ką jie daro neteisiai, kad ir jie irgi būtų išganyti. Ir vėl noriu priminti, kad Dievas trokšta, kad visi žmonės pasiektų tiesos pažinimą ir būtų išganyti, nusigręžtų nuo savo nuodėmingo gyvenimo būdo ir kelio, o mums yra įsakoma melsti už juos, kad visi geri, tiek blogi dalykai pirmiausia užgimtų širdyje, kaip ir užgimsta blogi, taip ir geri užgimtų. Melsti, kad Dievas jų širdis apšviestų ir pradėtų savo gerąjį darbą. Dievas įsako mums melsti už priešus ir persekiotojus dėl mūsų pačių. Nes kaip už kurį nors žmogų pradedi melsti, šventoji dvasia ima šventinti mūsų širdis. Ir kaip galėtume toliau nekęsti kažkurio žmogaus ar apkalbėtojo, jeigu už jį meldiesi, dingsta neapykanta tam žmogui. Dėl mūsų pačių Dievas įsako mums melstis už savo priešus ir persekiotojus ir apkalbėtojus. Per tikėjimą Kristumi ir šventąjį krikštą jūs ir aš esame tapę dangiškojo tėvo vaikais ir tapome naujos Dievo šeimos dalimi. Ir štai kokios yra šios šeimos vertybės - gailestingumas, meilė ir atleidimas. Toks yra Dievas, mūsų dangiškasis tėvas, toks yra mūsų atpirkėjas Jėzus Kristus, tokiais turime siekti tapti ir mes, Dievo vaikai. Turime siekti būti gailestingais, mylinčiais,
atlaidžiais. Pažiūrėkite ir paklausykite, koks Dievas gailestingas, nepaisant žmonių daugybės daromų blogybių, piktadarybių. Juk Kristus kalba, juk Jis leidžia savo saulė tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. O mokantis daryti piktą, stengiasi visaip nužmoginti kitą žmogų, kad jame matytume tik tai geidulingą gyvulį, arba nekenčiamą priešą, arba tik tai niekšą, kuris nevertas tavo malonės ir gailestingumo. O Kristus moko netgi savo priešuose pamatyti silpną, suklydusi, nelaimingą, savo geismams ar velnio galybei pasidavusi žmogų ir klausia: jei mylite tik tai tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jei sveikinate tik tai savo brolius, tai kuogi viršijate kitus, argi to nedaro ir pagonys? Tai būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Žydai niekino pagonys dėl jų stabmeldystės ir nenusimanimo apie Dievo įsakymus. Jie niekino ir kai kurios savo tautiečius, tokius kaip muitininkai, nes laikė juos godžiais, nesažiningais, siekiančiais neteisėtai pralobti ir praturtėti. O Jėzus trokšta mums parodyti patį kilniausią kelią, švento ir pamaldaus gyvenimo kelią. Jo eiti vis dar mums trukdo mūsų nuodėminga prigimtis, nors Viešpats jau ją yra pradėjęs keisti, šventinti. Todėl Jėzus vis savo žodžius turi mums priminti, kad neišklystume iš jo parodyto kelio. Tegul mūsų širdyse nelaužai dega neapykantos, bet rusena Dievo meilės liepsnus. Tik iš meilės Dievui kyla Dievui patinkanti meilė artimui ir šventos maldos už priešus, apkalbėtojus, persekiotojus. Tai tikrai nelengvi įsakymai. Todėl kyla teisėtas klausimas, ar bus išganyti tik tai tie, kurie tobulai juos išpildys. Ir čia turime prisiminti palaiminto Martyno Liuterio mokymą apie įstatymą ir Evangeliją, kad įstatymas parodo mūsų netobulumą. Įstatymas taip pat parodo, kokiu keliu mes turime eiti, ko turime siekti. Tačiau mūsų neišsenkančios paguodos šaltiniu ir toliau išlieka Evangelijos žinia, kad Kristus savo gyvenimu ir savo auka tobulai išpildo tai, ką mes pasirodome besantis per silpni, tobulai įvykdyti, išpildyti taip, kaip iš mūsų to reikalauja Dievo įstatymas. Todėl mes ir laikomės Kristaus, mes tikime juo, mes garbiname jį, laikome save brangiai įgytą Viešpaties nuosavybę, kurią jis tikrai neleis pražūti, bet išgelbės. Ir toks mūsų tikėjimas bei pasitikėjimas Kristumi mums yra užskaitomas teisumu, kurio Dievas iš mūsų reikalauja mūsų išganimui. Ir tai tampa mūsų visų, kurie pasilieka Kristuje, nesibaigiančių ramybės šaltinių. Amen. Spindulių daugybė, saulė viena, mūsų saulė tai Jėzus. Spindulių daugybė, saulė viena, Kristus mūsų vienybė tvirta. Daug yra šakelių medį vienam, mūsų medis tai Jėzus. Daug yra šakelių medį vienam, Kristus mūsų vienybė tvirta. Daug narių skirtingų kūne vienam, Jėzaus Kristaus bažnyčioj. Daug narių skirtingų kūne vienam, Kristus mūsų vienybė tvirta.